Ir vėl sveiki, mėly mano klausytojai. Ir vėl šiandieną skaitau lietuviškas pasakas. Kuršiukas. Viename karališkame mieste, šalia karaliaus pilies, buvo ežeras. Į tą ežerą dažnai ateidavo žvejoti netoli miesto gyvenęs kuršys ir atsivesdavo savo sūnų, kad jam padėtų. Tas kuršiukas buvo labai gražus ir karaliaus duktė dažnai jį matydama pamėgo. Todėl jį kuršį, to vaiko tėvą, prikalbino, kad savo sūnų atleistų į karaliaus pilį. O kai jis atėjo, karalaitė sako: "Aš tave pamėgau, tu turi mano vyru būti." Kuršiukas dėl to nemenkai nusigando ir nežinojo, ką sakyti. Bet karalaitė jį tokiais meiliais ir gražiais žodžiais kalbino, kad jis pagaliau išdrįso jai atsiliepti ir pasisakė esąs visai prastas žmogus, nemokas nei rašyti, nei skaičiuoti ir šiaip nieko neišmanąs, tik su tėvu žvejoti. Karalaitė sako: "Tai nieko, aš tave leisiu į visokias mokyklas, tu išsimokysi visokių gudrybių, o valgydinsiu aš tave kaip karalaitį." Tokios kalbos kuršiukui patiko ir jis liko pilyje. Dabar karalaitė tojau liepė jį karališkai aprengti ir po to leido į mokyklą. Kuršiukas buvo geros galvos, labai greitai ir gerai mokėsi, visi mokytojai juo džiaugėsi, o karalaitė dar labiau jį mylėjo. Kai jau visas mokyklas buvo perėjęs, jau vyriškų metų sulaukęs ir labai gudrus pasidaręs, karalaitę jis vedė. Bet kas nutiko? Jungtuvių vakarą, kai šauni muzika trenkė ir visokie garbingi ir aukšti ponai linksminos, jis pradingo. Visa pilis dėl to atsitikimo veikiai sujudo, išsigando visa karališka giminė ir svečiai. Tuojau išsiuntė tarnus ir kareivius jo ieškoti, bet niekur nerado. Ir visas pilies džiaugsmas raudomis pavirto, nes ne vienas nežinojo, kur vedys dingęs. O vedys pateko į vieną laivą. Su tuo laivininku jis buvo jau prieš vestuves sušnekėjęs, kad tą ir tą vakarą į laivą ateisiąs ir tuojau turėsiąs iškeliauti. Kai pilyje buvo didžiausias vestuvių trenksmas, kuršiukas slapta iš jų pabėgo ir tiesiog į aną laivą, o jam tik į laivą įlipus, laivininkas tuojau išplaukė į tolimas šalis, todėl jo niekur negalėjo rasti. Kuršiukas pasidavė vienos šalies karaliui vergu. Apsimetė jis nebyliu, bet dėl jo gražumo visi jį gerbė. Toli ir plačiai pasklido kalbos apie gražųjį vergą. Labai jo džiaugėsi ir karalius. Jam tik gaila buvo, kad tas nebylys. Po ilgo laiko karalius savo vergą taip pamėgo, kad priėmė jį prie vieno stalo valgyti. Ir jau dabar iš viso jo būdo numanydamas, kad jis labai išmintingas vyras esąs, dar labiau jo gailėjos. Ir dažnai sakydavo, kad tas vyras nebūtų nebylys, aš jį už žentą priimčiau. Tokią karaliaus kalbą girdėdami, tarnai galvojo, kaip tą žmogų galėtų prakalbinti. O vienas tarp karaliaus patarėjų buvo labai gudrus vyras. Jis numanė, kad tas vergas negali būti nebylys. Atėjęs pas karalių meldė jį, kad duotų jam tą nebylį vergą 24 valandoms. Tai jis taip pagydysies, kad tas kalbėti mokėsies. Karalius labai nudžiugo ir leido jam vergą 24 valandoms į namus pasiimti. Jei pasisektų jį prakalbinti, tai liksies laimingas, o jei to nepadarysies, tai būsies nužudytas. Patarėjas tą vergą namo parsivedė ir visaip jį pradėjo kalbinti.
bet tas nešnekėjo. Ir šiaip bandė, ir taip bandė, ir baugino, kad jei nešnekėsias, tai jis skaudžiai sumušęs, nes karalius jį atidavęs ir jis galės su juo daryti, ką norės. Bet tai nieko negelbėjo. Galiausiai, kai visi bandymai nieko nepadėjo, patarėjas taip baisiai vergą sumušė, kad tas pusgyvis liko, o vis vien nešnekėjo. Kai jau dabar patarėjas matė visą savo darbą esant perniek, numovė dar tam vergui nuo piršto žiedą, kurį jam pati jungtuvėms buvo davusi, ant savo piršto užsimovė ir po to nakčia pabėgo, kad nebūtų nužudytas. Jis pateko į vieną laivą, o tas laivas plaukė į tą žemę ir į tą patį miestą, iš kur anas vergas buvo. Į miestą atkeliavęs, jis nežinojo, ką pradėti ir kaip ilgesnį laiką išsimaitinti. Tai pasiskelbė muzikantų, nes mokėjo šiek tiek griežti. Taip jis dabar per žmones eidamas užėjo ir pas karalaitę, kurios vyras pabėgęs buvo. Ir kai jai griežė, tai ji pastebėjo tą žiedą ant jo piršto. Baigus jam griežti, karalaitė sako: muzikante, gal būtum toks geras ir man savo žiedą parodytum? Jis pagarbiai nusilenkęs atsakė: labai mielai. Tuoj numovęs padavė jai žiedą. Karalaitė jį apžiūrėdama rado savo vardo raides, kurias auksakalys liedamas buvo įliejęs, ir tuoj pažino, kad tai jos žiedas, duotas jaunikiui per jungtuves. Tada karalaitė paklausė, ar jis nenorėtų to žiedo parduoti. Jis atsakė: aš labai mielai parduočiau, kad tik kas nupirktų. Aš vargingas žmogus ir neįmanau, kaip išsimaitinti. Karalaitė žiedą nupirko ir išklausinėjo muzikantą, iš kur jis esąs ir kokiais keliais čionai atkeliavęs. Tas jai viską gražiai papasakojo. Paskui karalaitė į tą tolimą šalį iškeliavo, pateko ir į tą miestą, kur karalius gyveno ir kur visi jo vergai buvo. Apsimetusi siuvėja, jie atėjo pas karalienę ir labai meldė, kad siūti priimtų. Karalienė iš karto nenorėjo, bet kai to ji vis prašė, o ir labai graži buvo, tai leido jai pasilikti. Pirmučiausia, ji gavo tik prastus siuvinius siūti, bet kai karalienė pamatė, kad tie labai gražiai pasiūti, tai davė jai plonesnius, o paskui ji gavo siūti brangiausius šilkus ir šydus iš brangiausių audinių karališkuose rūmuose. Karalienė tokiu puikiu darbu stebėjosi ir didžiai džiaugėsi ją pasilikusi, o kadangi ji ir didžios išminties bei labai gražaus elgesio buvo, tai drauge ir valgyti galėjo. Seniau čia būdama gavo savo vyrą pamatyti, o jis ją irgi pamatė. Kits kitą to jau pažino, bet ji niekam nesakė, kad jis esąs jos vyras. Dabar, kai jau prie vieno stalo visi valgė, tai ji galvojo, be nepasiseks su juo vienu kur susieiti ir pasišnekėti, bet taip nepasitaikė. O kai karalius dar vis nerimastavo ir kartkartėmis dėl savo nebylio liūdėjo, tai ta siuvėja pasakė: aš apsiimu jį prašnekinti, jei su manim per naktį vienam kambarį uždarytumėt. Karalius tai leido, bet pasakė, kad jei nepasisektų nebylį prašnekinti, ji turėsianti būti gyva sudeginta. Ji to nepabijojo, savina galvodama: aš tikrai žinau, kad jis nėra nebylys ir jį perkalbėsiu, kad turės šnekėti. Vieną vakarą tą vergą atvedė pas siuvėją. Dabar jis šiaip ir taip jam kalbėjo, jį klausė, kodėl pabėgęs, kodėl ją palikęs, kodėl taip toli keliavęs ir į tokius svarbus pasidavęs. Bet jis neprašneko. Tada jį pradėjo verkti ir maldauti, kad tik jis šnekėtų. Žiūrėk, kaip aš tave mylėjau ir dar myliu, ir dėl tavęs taip toli atkeliavau, kad tik
dar kartą su tavim susitikčiau, ar nors tave pamatyčiau, ar tau viskas tik niekai, ar tu manęs visai nesigaili, kad iš meilės dėl tavęs tiek baimės ir vargų iškentėjau, argi tu tada jokio gailesčio man nejaustum, kad aš dėl tavęs mirti turėčiau. Jei rytoj nešnekėsi, aš būsiu gyva sudeginta. Bet visos tos kalbos, maldos ir ašaros buvo veltui. Jis pasiliko nebylys. Ryto metą karalius liepė vergą atvesti. Jis ir dabar nieko nešnekėjo, todėl kaip sutarta buvo, turėjo tą siuvėją sudeginti. Tuojau paskirtoje vietoje malkų krūvą sukrovė, jos vidury paliko tuščią tarpą. Pirmučiausia prie krūvos pastatė nebylį, o po to atvedė siuvėją, juodai aprengtą. Daug žmonių suėjo, norėdami pamatyti, kas nutiks. Šalia malkų krūvos vienas karaliaus tarnas aiškiu balsu paskaitė mirties dekretą. Tada siuvėjai reikėjo pro ankštą angą įlysti į krūvos vidurį. Bet kai tik ji prie angos priėjo, nebylys sušuko skarčiu balsu: nedarykit jai jokios skriaudos, tai mano pati. Visi žmonės sujudo, suūžė, baisiai nustebę ir pradėjo rankomis ploti, džiaugdamiesi, kad tokia graži moteriškė dar gyva išliks. Vienas iš tarnų nubėgo pas karalių ir jam tą visą atsitikimą pranešė. Karalius nenorėjo tikėti ir liepė tuojau abudu pas save atvesti. O kai juos nuvedė, tai karalius gana stebėjosi, kad jo mylimas vergas kalbėti moka. Bet jis visos tos paslapties negalėjo išmanyti. Ir juodu abudu visą tą keistą nuotykį turėjo jam papasakoti. Paskui karalius dar norėjo žinoti, dėl ko jis pabėgęs. Aš visai iš menkos giminės ir prastas žmogus buvau, sakė Kuršiukas. Tai maniau, kad karališkos giminės ir visų aukštų ponų būsiu peikiamas ir per nieką laikomas, todėl ir pabėgau. O kadangi dabar taip atsitiko, kad aš savo pačią iš didžios nelaimės ir nuo mirties išgelbėjau, o ji taip pat patyrė vargo, tai dabar manęs niekados nepapeiks ir aš vėl mielai noriu jos vyru būti. Karalius ir karalienė didžiai džiaugiasi ir juodu turtingai apdovanoja, liepia su savo laivais namo pargabenti. Jiems grįžus į savo tėviškę, toks džiaugsmas radosi, kad lygaus jam niekad nebuvo. Po karaliaus galvos tas jo žentas pats visos šalies karaliumi liko. 12 brolių juodvarniais lakstančių. Vieno pono numirė pati ir paliko 12 sūnų ir mažą dukrelę. Netrukus tėvas sumanė vesti kitą, bet toji buvo ragana. Jis sako: duktė tegul bus, bet tavo sūnus visus sudegink ir supylęs jų pelenus į popierius atsiųsk man, tada už tavęs eisiu. Tėvas mąstė šiaip, mąstė taip, nebežino, ką daryti. Ėmė ir pasisakė viską vienam savo tarnui. Tas jiems sako: ko čia, ponia, taip rūpinies, juk tamstos dvare yra didelių šunų, 12 jų sudeginsi, pelenus supilstysi į popierius, padėsi antspaudus ir nusiųsi jai, bene jį permanys, o po vestuvių kad ir ras, nebe ką jiems padarys. Ponas taip ir padarė. Sudegino 12 šunų, pelenus supylė į popierius, prispaudė antspaudus ir nusiuntė raganai. Ta apžiūrėjo visus popierėlius, apuostė ir pasakė, kad sutinka už jo tekėti. Po vestuvių, kai parvažiavo į dvarą, ragana tik šniukšt visur apšniukštinėjo, pagaliau sako: kas čia smirdi, kad tie visi, kas čia nereikalingi, juodvarniais išlėktų. O jos posūnių būta tuokart rūsyje po vyro rūmais. Tuoj visi vienas po kito strikt ant lango ir išlėkė savo.
Toliau gyveno rūmuose tik ponas su savo ragana. Prie jų augo dukrelė, kuriai niekas nieko nesakė apie brolius. Mat ponas buvo užgynęs dvariškiams pasakoti, kad ji turėjo brolių ir kad pamotė ragana taip juos išvaikė. Vieną kartą, mergaitė buvo jau 12 metų, dvariškiai ėmė šnekėtis. Ar mirusios ponios te buvo ta viena dukrelė? Vienas jų atsakė, ką čia bešnekėti, buvo sūnų 12, bet kai ponas vedė raganą, tai visus juos užkeikė ir išlėkė visi juodvarniais. Mergelė išgirdusi dvariškių kalbą, ėmė rengtis į kelionę savo brolių ieškoti. Pasisiūdino 12 marškinių, 12 kelnių, 12 paklodžių, 12 užvalkčių ir išėjo, susirišusi visus tos daiktus ryšelėje. Ėjo per laukus, per miškus, ką tik sutinka, vis klausė apie savo brolius juodvarniais lakstančius, bet niekas nieko jai nepasako. Beeidama per didelę girią, užėjo atsiskyrėlį. Pas tą įėjusi klausė, ar nėra kur matęs jūs brolių juodvarniais lakstančių? Atsiskyrėlis jai sako, nemačiau, bet aš turiu valią ant visų debesų. Pergulėk čia pas mane, rytoj susišauksiu debesis, gal tie bus matę? Ryto metą atsiskyrėlis sušaukė debesis. Kai sugulė debesis apie jo trobelę, taip tamsu pasidarė, lyg juoda naktis. Išėjo atsiskyrėlis laukan ir klausė debesų, ar nematėt kur 12 brolių juodvarniais lakstančių? Debesis atsakė, kad niekur ne vienas nesą matęs ir išsiskirstė į visus kraštus. Atsiskyrėlis sako mergaitei, gal tavo brolių nebėra nei gyvų, bet gal dar kur atrasi, kai eisi šiandien per girią, vakarop užeisi mano brolį, taip pat atsiskyrėlį. Jis turi valią ant visų vėjų. Tai vėjus paklaus, gal tie bus kur užpūtę tavo brolius? Ir išėjo mergaitė. Eina per girią ir priėjo vakarop kitą atsiskyrėlį. Įėjo ir to pasiklausė, ar nematė, negirdėjo jos brolių juodvarniais lakstančių. Tas sako, aš nieko nežinau, bet pernakvok čia pas mane. Rytoj rytą sušauksiu visus vėjus, jei tie bus kur užpūtę, tai ir tau pasakys. Ryto metą susišaukė atsiskyrėlis visus vėjus. Tie supūtė, suūžė, sušniokštė, visus išklausinėjo. Ir visi atsakė, kad ne vienas nežinas, ne vienas niekur neužėjęs, ne vienas niekur nematęs. Tada atsiskyrėlis jai sako, gal jų nebėra nei gyvų, kad ne vienas vėjas nėra užpūtęs, bet nenustok vilties. Kai eisi šiandien per girią, atrasi vakare mūsų trečiąjį brolį, kuris turi valią ant visų paukščių. Jei yra kur tavo broliai, tai gal koks paukštis bus juos užėjęs. Mergaitė vėl išėjo. Per visą dieną ėjo ir apie vakarą rado trečiąjį atsiskyrėlį. Tas jai taip pat pasakė, pernakvok pas mane, aš rytoj sušauksiu visus paukščius, tai jie, jei bus kur užėję, tau pasakys. Ryto metą atsiskyrėlė sušaukė visus paukščius, kad prilėkė, kad priskrido paukščių, ir didelių, ir mažų, visokių. Išėjo atsiskyrėlis ir klausinėjo visus. Tie atsakė, kad ne vienas niekur nematęs, ne vienas nieko nežinos. Atsiskyrėlis pulkus atleido ir visi išsiskirstė. Pagaliau, kur buvęs, kur nebuvęs, atlėkė šlubas erelis. Ant jo sušuko, kodėl tu nesiskubinai, ko gaišai? Erelis atsakė, man koja šaulys peršovė, labai skauda, negalėjau greitai atlėkti. Atsiskyrėlis vėl klausė erelį, ar nesimatęs kur 12 brolių juodvarniais lakstančių? Erelis atsakė, mačiau ir žinau, jie per dienas juodvarniais lakioja, o naktį žmonėmis kalne gyvena. Tada atsiskyrėlis davė mergeliai
12 smaigtelių ir liepė, kai lipsi į kalną, juos vis smaigstyti ir ant jų stotis, paskui vėl iš apačios traukti ir į viršų smeigti. Tik tai, sako, jis saugokis, kad nei vienas smaigtelis tau iš rankų neiškristų. Jei nors vienas iškris, tai ir nebegalėsi ant kalno užlipti. O ereliui prisakė, tu žiūrėk, kad ji nenukristų ir neužsimuštų. Ir išėjo mergelė su ereliu, paklasta lekiančių. Nuėjo prie kalno. Tas kalnas buvo toks aukštas, net už debesis aukštesnis. Ėmė mergelė savo smaigtelius į kalną smaigstyti ir lipti aukštyn. Smaigstė, smaigstė, kaišiojo, gal kokį pusvarstį nusmaigstė ir būtų jau užlipus. Tik vienas smaigtelis iškrito. Bežiūrėdama į krintantį smaigtelį, ėmė ir pati kristi. Erelis tupėdamas pakalnėje, pamatė ją bekrintančią, tuoj pakilo nuo žemės, pakapt su sveikąja koja, ją už ryšelio vis aukštyn, užnešė labai aukštai, už debesų, prinešė prie didelio urvo, paleido ir sako, štai tas urvas, kurie vakare parlėkę sulenda. Tu čia įėjus rasi 12 lovų. Jas apzangstyk paklodėmis, visus priegalius apvalkstyk užvalkčiais, kiekvienam ant lovos padėk marškinius ir kelnes. Prie kiekvienos lovos rasi po staliuką, o ant staliukų padėta po kepalėlį duonos. Nuo tų kepalėlių galėsi po riekelę atsiriekti ir suvalgyti. Prie durų rasi mažiausiojo brolio lovelę, po ją palindus galėsi pernakvoti. Erelis viską jai pasakęs nulėkė savo, o ji įlindo į urvą. Tenai rado viską taip, kaip buvo išpasakojęs erelis. Aptaisė lovas, apdangstė paklodėmis, priegalvius apvalkstė užvalkčiais, kiekvienam ant lovos padėjo kelnes ir marškinius, pavalgė nuo kiekvieno kepalėlio atsiriekdama po riekelę ir palindusi po mažojo brolio lovą atsigulė. Atėjus vakarui, tuo ir išgirdo, juodvarniai sukranksėjo, nusileidę atvirto žmonėmis ir suėjo į vidų. Visi džiaugiasi, kad pataisytos lovos ir padėti marškiniai su kelnėmis, greit apsitaisė, eina valgyti, žiūri, kad jų duona nuraikyta. Vyresnysis sako, lovas ir mus pačius aptaisė, gerai, bet kad duonos trūksta, tai negerai, ne kažką padarysi. Pernakvojo rytą atsikėlė, išėjo laukan, sukranksėjo ir nulėkė savo. Atsikėlė ir sesuo iš palovio, vaikščiojo po vidų, laukia. Vakarop vėl norėjo valgyti, eina prie staliukų, taip pat besakė palėliai duonos. Po riekelę atsiraikydama, vėl pavalgė, palindo po mažojo brolio lovele ir atsigulė. Vakare ir vėl ėmė juodvarniai kranksėti ir suėjo į vidų visi broliai. Vyresnysis sako, matai, ir vėl duona nuvalgyta, jau kas nors negeras pas mus yra įsimetęs. Dabar dar nieko nedarysiu, bet jei 3 dieną tai bus, tai nors visą kalną sugriausiu, bet turėsiu atrasti, kas čia mums taip daro. Mergaitė gulėdama nusigando, rūpinasi, kas čia bus. Nebeiškentusi, ėmė savo jaunesnį brolį budinti ir truktelėjo jį už kojos. Tas klausė, kas čia? Mergaitė tylomis atsakė, aš, broleli, jūsų sesuo, atėjau, susiieškojau jūs, bet kad anas brolis barasi, ką aš dabar darysiu? Brolis sako, na ką dabar darysi? Būk kaip buvusi, rytoj pamatysime. Rytą sukilo visi broliai, jau taisos eit laukan, mažasis ir ėmė sakyti. Na, brolau, vakar žadėjai ardyti versti kalno, o kad rastum kokį giminaitį ar seserį, kągi tada darytum? Vyresnysis brolis sako, matau, kad tu jau žinai, kas čia yra. Na, tai pasakyk, kas? Šis atidengęs paklodę sako, lysk seselę laukan,
Kaip jau bus, taip. Tada vyresnysis brolis sako, kad tu būtum iškentus namie dar metus, tai būtų mūsų sulaukus. O dabar, seselė, reikės mums ir tau vargti vėl 12 metų. Jei iškentėsi niekur nieko nešnekėjus per tiek metų, tai dar pasimatysime. Tai pasakęs, liepė sėsti savo ant nugaros ir visi pavirtę juodvarniais nulėkė. Juodvarnis nunešė seserį į didelę girią, pasodino eglės viršūnėje, atsisveikino ir paliko. Mergaitė ilgai ten sėdėjo, nes jos drabužiai visai suplyšo. Vieną kartą į tą girią atėjo medžioti karalaitis su savo dvariškiais. Tuo ėmė loti šunį žiūrėdami į tą medį, kur jis sėdėjo. Apstojo šauliai ir varovai, mato, sėdi medyje žmogus ir šiaip kalbina ir taip kalbina, nieko nesako. Atėjo ir pats karalaitis, šnekina ir tas, bet mergaitė kaip nieko nesako. Šaukė, lipk žemėn, gąsdina, nušausime, bet jį vis tyli ir tyli. Tada karalaitis savo tarnui sako, lipk ir iškelk iš medžio, pamatysime, kasgi ten yra. Tas įlipo. Mergaitė rodo, tartum norėdama pasakyti esanti be drabužių. Tarnas nulipęs žemėn pasakė karalaičiui, medyje esanti jauna graži moteriškė, tik tai be drabužių. Užnešė jai drabužius ir ji išlipo iš medžio. Karalaičiui mergelė taip patiko, kad kitos jis niekados nebenorėjo nei matyti. Parsivedęs namo, pasisakė savo tėvams, norės imti ją savo už pačią. Tėvai nenorėjo jam leisti, kad ji nieko nekalba, bet ilgai prašomi sutiko. Ir karalaitis vedė 12 brolių seselę. Po kokių metų juodu susilaukė sūnaus. Karalaičių tuokart nebuvo namie, o prie karalienės buvo parvežta jos pamotė, ta pati ragana, kuri jos taip nekentė. Toji ragana vaikelį išmetė laukan ir sugriebus kur šuniuką rodo visiems, žiūrėkit, koks jos vaikas. Tada karalaičio tėvai sako, jau kad ji būtų geras žmogus, tai ir kalbėtų. Kažin, kas ji tokia yra? Gerai, mes jam sakėme, kad neimtų jos. Parašė jos vyrui raštą, kad taip ir taip gimęs toks ir toks, ką reikia karalieniai daryti. O karalaitis atrašė, kad nieko jai nedarytų. Kol jis namo grįž, jis pats žinosias, ką padaryti. Parkeliavęs namo, karalaitis nieko nebežino. Jam taip graži, taip patinka, kad nė galvo nebeteina ją nužudyti. Ir vėl jisai gyvena su ją. Pagyvenus kokius metus, gimė jiems kitas sūnus. Karalaičio taip pat nebuvo namie ir vėl jos pamotė ragana vaikelį išmetė laukan, pagriebė kačiuką ir rodo visiems, žiūrėkit, kas dabar bus. Visi stebėjos ir tėvai nurašė sūnui laišką. Sūnus vėl atrašė, kad niekas jai nieko nedarytų be jo paties. Sugrįžęs namo, karalaitis ir vėl nieko jai nedaro. Pati labai graži, patinka jam, sakosi dar toliau žiūrėsias. Po kiek laiko, karalaičiui nesant namie, gimsta trečias sūnus. Ta pati ragana pamotė vėl išmeta sūnų laukan ir rodo visiems šuniuką. Tėvai rašo karalaičiui, kad skubėtų kuo greičiausiai namo ir darytų šiokį ar tokį galą. Karalaitis parkeliavo namo, bet jam baisiai gaila žudyti savo pačią. Nebežinodamas, ką čia reikia daryti, jis sako, žinokitės, darykite kaip jūs norite, aš ne pats nežinau, kuo jį kalta, kas ji tokia yra. Teisėjai apkaltino ją ir nuteisė kaip raganą sudeginti. Sukrovė didelį laužą ir uždegė. Bet užėjo smarkus lietus ir užliejo ugnį ir vėl liepė privežti sausų medžių. O jau visai baigėsi 12 metai, tik 1 valandos bereikia. Tuoj atskris jos broliai. Kai tik ėmė iš naujo kurti ugnį, žiūri,
atlėkė 12 juodvarnių. Atlėkė ir leidžiasi. Tuoj nusileido pirmasis virto žmogum ir vedasi už rankos 3 metų sūnelį. Nusileido antrasis ir nešasi sūnelį 2 metų. Trečiasis nusileidęs nešasi mažutį, dar vis stikluose, ką tik gimusi vaikelį. Tuoj visi broliai sušuko: ką jūs čia dirbate, kam nekaltą mūsų seserį norite nužudyti? Geriau meskite į ugnį pamotę raganą. Štai mūsų sesers sūneliai. Beregint pamotę raganą užrito ant ugnies, o broliai pasisveikino su savo seserė ir su karalaičiu. Ir visiems jie pasakė, kad ragana ką tik gimusius vaikučius išmetusi laukan, o jie tuoj pasiėmė pas save ir auginę. Karalius iškėlė didelį pokylį. Ir aš ten buvau, ir daug mačiau, ir aš ten valgiau ir gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau.